Nes jeigu žmogus daro darbą, kurio nekenčia, jo produktyvumas yra mažas, jis gyvena trumpai, jis graužia save, jis, reiškia, pastoji prikištauja savo ir kitiems, jis yra vis laik nelaimingas. Ir galų galiais negali netgi sukurti pakankamai kokybiškų produktų. Jis yra neefektyvus. Jeigu žmogus įveikia tą vidinį konfliktą, o tai galima padaryti tik tai darant savo darbą, kur gamta jum ar pasąmonė iš vidaus jum įdėjo, tada viskas susistato į savo vietą. Žmogus uždirba maždaug tiek, kiek jam reikia, jis yra laimingas, jis nuo pačio proceso, jis gauna 2 atlyginimus. Jisai darbo metu gauna energiją, gauna malonumą. Nuo pačio proceso, iš karto, toj pat. Ir antra, jis natūraliai tobulėja nesustojamai, nes jeigu jisai nekenčia darbo, jis netobulėja. Jeigu jis įmyli, jisai visą laiką auga kaip ant mielių. Ir antra, jis dar algą gauna, jis dar pinigus gauna. Ir jis neturi vidinio konflikto.